Apgaubtas rytinio rūko pastatas iš tolo atrodo kaip pamirštas prisiminimas. Surūdijusios durys, išdaužyti langai ir tylios mašinos. Ši vieta kadaise buvo pilna gyvybės. Čia dirbo tūkstančiai žmonių. Jų balsai, juokas ir svajonės gyveno šios gamyklos sienose. Tačiau šiandien ši vieta tyli, visiškai tyli. Žmonės ją vadina vaiduoklių gamykla. Ši istorija prasideda prieš daugelį dešimtmečių, kai ši vietovė buvo pramonės plėtros viršūnėje. Ši naftos perdirbimo įmonė buvo viena didžiausių pramonės šakų čia. Kiekvieną dieną čia buvo perdirbama 100 tonų žalios naftos. Vėliau ji buvo perdirbama į įvairius produktus – benziną, dyzeliną, žibalą ir kitas cheminės medžiagas. Gamykla dirbo dieną ir naktį. Kiekvieną rytą prie pagrindinių gamyklos vartų rinkdavosi minia žmonių. Tai buvo darbuotojai. Vieni atvykdavo dviračiais, kiti pėsčiomis, o kiti įmonės autobusais. Taip, įmonė turėjo specialias transporto priemonės savo darbuotojams. Kasdien važiuodavo 100 autobusų ir sunkvežimių. Jie ryte važiuodavo paimti darbuotojus, o vakare juos išlaipindavo. Gamyklos viduje vaizdas buvo visiškai kitoks. Didžiuliai vamzdynai, rūkstantys kaminai ir riaumojančios mašinas. Visur virė judesys, visur virė gyvenimas. Darbininkai buvo užsiėmę savo darbais. Inžinieriai stebėjo valdymo kambaryje. Technikai tikrino mašinas. Krautuvo operatoriai perkelė žaliavas iš vienos vietos į kitą. Šios įmonės savininkas atvyko iš užsienio. Jis buvo užsienio investuotojas. Tačiau jis nebuvo kaip paprasti investuotojai, kurie negalvoja tik apie pelną. Šis žmogus buvo kitoks, labai kitoks. Jis buvo draugiškas darbuotojams, jis turėjo didelę širdį, jo mąstymas buvo platus. Jis žinojo, kad jo sėkmė priklauso nuo sunkaus darbo darbuotojų. Savininkas dažnai pats ateidavo į gamyklą, jis susitikdavo su darbuotojais, jis klausinėdavo apie jų sąlygas, jis išklausydavo jų problemas, jis stovėdavo su jais šypsodamasis. Kartais jis gerdavo arbatą su jais valgykloje. Darbininkai laikė jį savu. Jie sakydavo, kad šis savininkas rūpinasi mumis. Jis mus gerbė. Jis laiko mus žmonėmis, o ne tik mašinomis. Galbūt tai buvo todėl, kad savininkas neturėjo savo vaikų. Alachas nebuvo palaiminęs jo vaikais. Jis buvo vedęs, tačiau metai bėgo, o vaikų nebuvo. Tai buvo tuštuma jo širdyje. Tuštuma, kuri niekada nebuvo užpildyta. Galbūt todėl jis laikė savo darbuotojus savais vaikais. Jis jautė jų skausmą ir kančią. Vieną dieną savininkas priėmė svarbų sprendimą. Jis sakė, kad mano darbuotojų vaikai taip pat nusipelno gero išsilavinimo. Jie taip pat turėtų gauti galimybę judėti į priekį gyvenime. Todėl jis įsakė netoli gamyklos pastatyti specialią mokyklą. Ši mokykla buvo skirta tik gamyklos darbuotojų vaikams. Išsilavinimas joje buvo visiškai nemokamas. Knygos buvo nemokamos, uniformos buvo nemokamos, net pietūs buvo nemokami. Mokyklos pastatas buvo gražus. Jame buvo erdvūs kambariai, šviesios klasės, didžiulė žaidimo aikštelė. Buvo biblioteka su 100 knygų. Buvo pakviesti geriausi mokytojai. Jiems buvo gerai mokama, kad jie galėtų sunkiai mokyti. Vaikai buvo laimingi, tėvai buvo laimingi. Jiems tai buvo tarsi svajonė. Tačiau savininkas tuo neapsiribojo. Jis manė, kad sveikata taip pat svarbi. O kas jei darbuotojas susirgtų? O kas jei jam tektų vykti į ligoninę? Jis neturėtų pinigų, jis būtų nerimęs. Tai pagalvojęs, savininkas įsigijo sveikatos draudimą visiems darbuotojams. Tai buvo didelis žingsnis. Tuo metu labai mažai įmonių taip darė. Draudimas reiškia, kad jeigu darbuotojas susirgtų, įmonė pasirūpintų jo gydymu. Ligoninės išlaidomis, vaistais, operacijomis, viskuo. Net jei kas nors sunkiai susirgtų, įmonė padėtų. Tai buvo didelė paguoda darbuotojams. Jiems nereikėjo rūpintis savo ir savo šeimų sveikata. Gamykloje buvo ir valdykla. Ten darbuotojai gaudavo pigaus maisto. Karštos arbatos ir kavos taip pat buvo galima gauti visą laiką. Žiemą buvo galima gauti karštos supos. Darbuotojams buvo pastatyti specialūs kambariai poilsiui, kurie galėtų pailsėti pertraukėlių. Seniems ar sergantiems darbuotojams buvo duodami lengvi darbai. Sunkiais laikais niekas nebuvo liktas vienas. Kiekvienais metais per naujuosius metus, idas, įmonė rengdavo didelį renginį. Visi darbuotojai atvykdavo su savo šeimomis. Buvo maisto, buvo muzikos, buvo dovanų vaikams. Tai buvo džiaugsmo akimirkos. Darbuotojai sakydavo, kad niekada nematė savininko, kuris taip rūpintųsi savo žmonėmis.
Tai buvo maža naftos perdirbimo gamykla. Maža, palyginus su didelėmis įmonėmis. Tačiau čia dirbantys žmonės buvo laimingi. Jiems buvo gerai mokama, jiems buvo mokama laiku, už uždarbinis buvo mokama atskirai. Darbo sąlygos buvo geros. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas saugai. Kiekvienam darbuotojui buvo suteikiama apsauginė drabužė ir įranga. Gamyklos sėkmė augo, gamyba augo, gaudavosi naujų užsakymų. Savininkas manė, kad galbūt reikėtų įrengti daugiau mašinų, gamyba turėtų būti padidinta. Jis planavo naujas investicijas, jis norėjo, kad įmonė taptų dar didesnė, kad galima būtų įdarbinti daugiau žmonių. Tačiau tada pradėjo dėtis kažkas keisto, kažko, ko niekas nesitikėjo. Dideli lokalūs verslininkai žiūrėjo į šią įmonę. Jie matė, kaip gerai sekasi šiai mažai įmoniai. Jie pradėjo pavydėti, jie pradėjo guidai rekšti prinst. Jie pradėjo galvoti, kiek ši įmonė būtų verta. Šie verslininkai buvo galingi, jie turėjo žmonių aukštose pareigose, jie turėjo draugų vyriausybėje. Jie sukūrė planą, kuris sunaikintų įmonės savininką. Jie manė, kad visų pirma, jie turi diskredituoti šią įmonę, tada jie turi ją uždaryti ir galiausiai jie turi ją pigiai nupirkti. Pirma laikraštį pradėjo skelbti, kad gamykla kenkia aplinkai, kad ji teršia, kad ji pažeidžia įstatymus. Šie pranešimai buvo melgi, tačiau kai jie buvo publikuojami vėl ir vėl, žmonės pradėjo jais tikėti. Tai buvo plano dalis. Tada pradėjo lankytis kai kurie vyriausybės pareigūnai. Jie sakydavo, kad gamykloje yra kažkas negerai, kad tai negerai. Šie dokumentai nėra pilni, tai nėra licencija. Savininkas negalėjo suprasti, kas vyksta. Iš pradžių viskas buvo gerai. O kaip dabar viskas staiga tapo problema? Savininkas bandė išspręsti šį klausimą. Jis pasamdė advokatą. Jis surinko visus dokumentus, įrodančius, kad gamykla veikia teisėtai, kad yra visos licenzijos, kad laikomasi aplinkosaugos įstatymų. Tačiau niekas nebuvo pasiruošęs klausytis. Tai buvo galios žaidimas, o savininkas neturėjo tiek daug galios. Tada vieną dieną įvyko didelis smūgis. Vyriausybė paskelbė, kad ši naftos perdirbimo gamykla yra nelegali. Jos licenzija buvo atšaukta, prieš ją bus iškelta byla. Visi buvo šokiruoti išgirdę šią naujieną. Darbininkai susirūpino. Savininkas buvo šoke. Kaip tai įmanoma? Kaip galima paskelbti nelegaliai veikiančią įmonę? Žmonės pradėjo kalbėti, kad vietos verslininkai susitarė, kad jie visą tai daro bendradarbiaudami su valdžios atstovais, kad jie turi blogų ketinimų, kad jie nori užgraužti šią gamyklą. Šie dalykai pradėjo dėtis gatvėse, turguose, arbatinėse, tačiau niekas nieko negalėjo padaryti. Kas gali kalbėti prieš galinguosius? Byla buvo pateikta teismui. Savininkas liepė savo advokatams kovoti, daryti viską, kas įmanoma. Ši gamykla yra tūkstančių žmonių pragyvenimo šaltinis. Čia dirbantis žmonės yra nekalti. Kokie jų kaltė? Advokatai sunkiai dirbo. Jie pateikė visus įrodymus, jie bandė įrodyti, kad gamykla veikia teisėtai. Tačiau byla ilgai užsitęsė. Praėjo mėnesiai, tada praėjo metai. Teisme vis iškildavo datos. Kartais dėl vienos priežasties, kartais dėl kitos. Kartais teisėjas keisdavosi, kartais dokumentai pasimesdavo, kartais liudytojas neatvykdavo. Ši serija tęsiasi. O tuo tarpu gamykla veikia, darbininkai dirbo, gamyba tęsiasi. Tačiau savininkas nerimavo, jis negalėjo užmigti, jis vis galvojo, kas nutiks. Jis visą savo gyvenimą buvo investavęs į šią įmonę. Jis manė, kad čia dirbantis žmonės yra jo laimė. Jų laimė yra jo laimė. Dabar viskas buvo pavojuje. Jis dažnai ateidavo į gamyklą ir matydavo darbininkus. Jų veiduose taip pat ėmė matytis nerimas. Ir tada atėjo ta diena, kai viskas pasikeitė. Teismas surengė posėdį. Teisėjas pamatė bylos medžiagą. Jis išklausė abiejų pusių argumentų. Tada jis pasakė, kad ši byla yra sudėtinga, prireiks laiko. Gali prireikti mėnesių ar metų, kol bus priimtas galutinis sprendimas. Tačiau tuo tarpu turi būti priimtas laikinasis įsakymas. Teisėjas pasakė, kad kol bus priimtas galutinis sprendimas, gamykla turėtų būti uždaryta. Tai yra atsargos priemonė, kad nebūtų padaryta jokių pažeidimų, kad būtų išsaugoti įrodymai. Tai išgirdus kambaryje įsivyriavo tyla.
Savininko advokatas protestavo. Jis pasakė, kad tai neteisėta. Tai padarytų tūkstančius žmonių bedarbiais, tačiau teisėjo sprendimas buvo galutinis. Kitą dieną anksti ryte prie gamyklos pastatė policijos automobilius. Pareigūnai pareiškė, kad tai teismo įsakymas. Gamykla turi būti nedelsiant uždaryta. Visi turi išlipti. Darbininkai buvo šokiruoti. Kai kurie netikėjo, kai kurie verkė, kai kurie pyko, bet niekas nieko negalėjo padaryti. Policija uždarė visas gamyklos duris. Ant jų buvo uždėti dideli antspaudai, ant kurių buvo oficialus antspaudas. Niekam nebuvo leista įeiti. Mašinos sustojo, iš kaminių nustojo veržtis dūmai. Anksčiau aidėdavos triukšmas nutilo, gamykla ištuštėjo. Darbininkai grįžo namo, jie nežinojo, kas bus toliau, kaip jiems bus mokėti atlyginimai, kas nutiks su jų bečiuklais mokslais, kas nutiks su jų draudimu. Šie klausimai nuolat sukosi jų galvose. Kai kurie darbuotojai bandė susirasti darbo kitur, bet kur jie galėtų rasti tokią gerą vietą. Savininkas vis bandė, jis pateikė apeliaciją, jis pateikė peticijas aukštesniems instancijoms, jis sakė, kad tai neteisėta, tačiau teisės malūnas sukasi lėtai, labai lėtai. Praėjo mėnesiai, praėjo metai, fabrikas užsidarė. Bėgant laikui jis pradėjo rūdyti, dažai pradėjo lupti, vangai pradėjo dužti. Mokykla, kuri buvo pastatyta darbininkų vaikams, taip pat buvo uždaryta. Vaikai turėjo eiti į kitas mokyklas, kur buvo dideli mokesčiai, kur buvo prastos sąlygos, kai kurie vaikai metė mokslus ir pradėjo darbą, nes šeima nerimavo dėl duonos. Tai buvo labai liūdna. Įmonės automobiliai, kurie anksčiau atveždavo ir paveždavo darbininkus, taip pat sustojo garaže. Jų padangos buvo pradurtos, jų baterijos išsikrovė. Dairivuotojai taip pat nedirbo. Viskas sustojo. Savininko būklė blogėjo, jis investavo visą savo turtą į šią bylą, advokato honorarai, teismo išlaidos ir šiek tiek darbuotojų pagalba. Tačiau galiausiai jam nieko neliko, jis buvo palaužtas ir fiziškai, ir protiškai. Žmonės sako, kad paskutę savo gyvenimo dalį jis praleido sirgdamas, jo širdis buvo sudaužyta. O byla tęsiasi iki šiol, kažkur kažkokiame teismo kampe, palaidota kokioje nors byloje. Kartais ateina data.